Raumenys yra svarbus, kalbant apie patį skausmą, nes kada raumenys yra pertempti, pervargę, dažnu atveju gali sukurti įvairią simptomatiką, kurią žmogus gali jausti. Tai vienas iš dažniausių dalykų tai be abejo yra galvos skausmai. Kitas simptomas tai yra tiesiog žmogui skauda žandikaulį ir tas skausmas gali pasireikšti netgi dantų srityje. Ar tau skauda dantį dėl danties problemų, ar tau skauda dantį dėl raumenų, galima ganėtinai lengvai sumaišyti. Dėl to yra labai svarbi diagnostika. Tai be abejo, visų pirma reikėtų, aš manau, kreiptis į odontologą, kad jisai vertintų dantų būklę. Tai netgi man pačiam per mano darbinę praktiką yra buvę keletas tokių atvejų. Aš džiaugiuosi, kad bent jau keletas. Tai yra, kada žmogus ateina ir sako, man pradėjo skaudėti keletą dantų. Nuėjau į vieną odontologinę kliniką, padarė reikiamus tyrimus. Nieko nerado blogo su dantimis. Tada sako, nuėjau į antrą kliniką. Antroje klinikoje pasakė tą patį, kad viskas su jūsų dantimi yra gerai. Ir sako, nuėjau į trečią kliniką. Pasakė, kad viskas yra gerai, bet jeigu jūs norit, mes jums galim pašalinti tuos dantis. Ir žmogus sėdi pas mane kabinete, sako, aš neturiu 2 dantų, man vis tiek juos skauda. Tai priežastis buvo ganėtinai paprasta, tai yra keletas trigerinių taškų vienam iš pagrindinių kramtomųjų raumenų. Išmankštinus, išmasažavus raumenis, dantis nustojo skaudėti. Skausmus mes, manau, galėtumėm, su kuriais jie susiduria, skirstyti galbūt į 2 tokias sritis, tai yra žandikaulis ir pati galva. Tai kada skauda patį žandikaulį, tai žmogus kartais gali netgi labai tiksliai įvardinti, tarkim, sąnario sritį, netoli ausies landos. O kartais skauda visą žandikaulį ir žmogus nežino, sako, aš ir kramtau skauda ir įsižioju skauda ir panašiai. O kalbant apie pačią galvą, tai vėlgi galima išskirti tai, kad, tarkim, žmogus sakys, skauda kaktos sritį, vienam skaudės pakaušio sritį, kitam skaudės palei pat ausį, galvos, kad turi kažkokį ausies uždegimą ar panašiai. Ne visuomet. Kartais gali būti skausmas pasireiškintis kaklo, pečių srity. Dažniausiai skausmas varijuoja visai netoli, tai paminėjau vieną iš dalykų, tai yra ausis. Kitu atveju gali skausmas keliauti į gerklę, kažkur kaklu žemyn. Tam tikrais atvejais gali skaudėti akių sritį ir žmogus galvoja, gal čia man akispūdis padidėjo ir panašiai. Tai dažniausiai kažkur toli skausmas nėra linkęs nukeliauti. Tam tikrais atvejais taip. Tai yra žmogus dažnu atveju, jeigu tai yra, sakykime, skausmas susijęs su raumenimis, jisai netgi to nesuprasdamas natūraliai pradeda kažkokią skaudamą sritį masažuoti. Kai kurie išgirsta tikriausiai iš artimųjų patarimų, kad gal reikia pašildyti. Ir dažniausiai pastebi, kad tas skausmas, kuris yra prie danties arba danties vietoj, jisai pradeda mažėti. Na ir žmogui natūralus atsakymas, kad jo, čia problema tikriausiai yra su raumeniu ir reikia su juo kažką daryti. Dažniausiai, kaip aš aiškinu pacientam, priežasčių, dėl ko ta raumenų įtampa kyla, yra labai daug. Vos ne kiekvienoje kažkokioje srityje galima tą rasti, bet manyčiau, šiandien dienai lyderis tai yra stresas. Tai kada mes stresuojam, kūnas yra linkęs į tai reaguoti, tai vieni užkelia pečius, kiti sugniaužia kumščius, o kai kurie yra linkę netgi labai stipriai sukąsti dantis. Netgi tas posakis mūsų yra kilęs kažką daryti per sukąstus dantis. Tai tokiu atveju vėlgi stresas, sakyčiau, yra vienas iš lyderių. Galima būtų tą patį bruksizmą arba tą patį dantų sukandimą vėlgi sieti su tuo pačiu stresu. Aš netgi gal drįsčiau teigti, kad mūsų visuomenė yra unikali, tai yra mes sugebam daug
sugerti į save streso, nerimo ir su nieko apie tai nepasidalinti, bet kūnas jis dažniausiai turi kažkokį tą rezervą, kiek jo gali kaupti ir tada kūnas jau pradeda natūraliai kažkaip su tuo tvarkytis. Tai dažniausiai, ką mes darom, mes tą stresą paleidžiam naktį, tai mes griežiam dantim, jais stipriai sukandam, kai kurie gali atsikelti ryte stipriai suprakaitavę, gali šeimos nariai skųstis, kad naktį spardais, vartais ir panašiai. Dantų griežimas gali sukelti netgi įvairių pasekmių, tai priklausomai nuo to, kiek laiko tas trunka, tai tikriausiai pirmoji auka šitoje situacijoje tai yra dantys, tai dyla mūsų dantis, tai yra vienas iš vertingiausių audinių, kurių mes nesugebam atsiauginti, tai dyla skilinėja dantys. Antra, sakyčiau, auka tai būtų raumenys, jie anksčiau ir vėliau pavargsta, nes mūsų kramtomieji raumenys, jie turi vėlgi keletą funkcijų, tai mes bent 3 kartus per dieną valgom, į tarpus kalbam, bendraujam, reiškiam emocijas ir jeigu mes dar naktį duodam jiem dirbti, anksčiau vėliau jie pradės skaudėti, jausis įtampa ir panašiai. Ir jeigu galbūt šnekėsim dar apie kitas aukas, tai būtų tikriausiai pats žandikaulio sąnarys. Jisai ilgainiui net laiko apkrovų, pradeda skaudėti, traškėti, spraksėti, įvairiai žmonės apie tai išsireiškia, girdi smėlio kažkokį garsą ausį ir panašiai. Jeigu šnekėsime apie pačią raumenų įtampą, tai kas gali kilt, tai gali pasireikšti dažniau galvos skausmai panašus į migreną. Tai netgi pacientai, kada ateina, aš jų klausiu, ar jūs turit tikrą ar netikrą migreną, nes kai kurie tiesiog Google'ai susiranda simptomus ir čia yra mano migrena ir aš pradedu klausinėti, nes kažkada ir pats esu su tuo susidūręs, tai yra, ar yra kažkokios auros, tai tokie tam tikri šešėliai skausmų metu, ar būna kažkoks pykinimas, ar būna akių jautrumas šviesai, nes dažnu atveju, jeigu mes turim tą raumenų sukeltą migreninį galvos skausmą, mes turim tik skausmą be jokių kitų būdingų simptomų. Tai jeigu mes būtent ir kalbam apie tą raumenų įtampą, tai gali būti dantų griežimas kažkoks, galvos skausmai, kai kuriem gali pasireikšti ausų cypimas, ūžimas, kai kurie jaučia ausų užgulimą netgi. Tikrai taip. Aišku, žiūrint, kiek laiko trunka odontologinė procedūra, tai labai priklauso kontekstas. Tai jeigu, sakykime, odontologinė procedūra trunka, tarkim, 2-3 valandas, tai natūralu, mes turėtumėm jausti pavargusį žandikaulį, nes tai yra didelis fizinis krūvis jam. Bet jeigu odontologinė procedūra, nežinau, trunka pusvalandį laiko iki valandos ir žmogus kumščiuoja gydytojui, kad duokit man pailsėt, nes jau sunku pabūti išsižiojus, tai tada jau reikėtų atkreipti dėmesį. Tai prasme, jau reikėtų žiūrėti, galbūt yra pertempti raumenis, kuriuos reikėtų išmankštinti. Kaip ir minėjau, kaip ir priežasčių yra daug problemos, taip ir simptomų yra daug. Tai be abejo, tokie pagrindiniai simptomai, kurie jau turėtų signalizuoti, kad reikėtų jau galvoti apie konsultaciją pas specialistą ir panašiai. Tai visų pirma, tai būtų skausmas. Antra, žmogus gali pastebėti, jog neįprastai pavargsta žandikaulis kažką pakramčius ir tikrai nekalbu apie tai, kaip kartais pacientai ten, nežinau, juokaudami sako, kilogramą riešutų suvalgė ir pavargsta, bet kai kurie netgi pastebi, kad tą pačią, nežinau, duonos riekę kramtant jau pavargsta žandikaulis. Tai čia dar vienas simptomas. Be abejo, kompanionas tos problemos tai yra sąnarių traškesiai. Ir sąnario traškesys nelygus sąnario traškesiui. Vienam ten karts nuo karto per metus paspraksi, kaip ir kiti kūno sąnariai, o kai kuriems spraksėjimas, traškėjimas būna toks didelis, kad, nežinau, girdi aplinkiniai žmonės, žmogus sako, kad jam užstringa žandikaulis ir panašiai. Tai pagrindiniai simptomai, manau, ir būtų skausmas, raumenų sąstingis ir traškesiai.
o gali būti ir dar smulkesnių simptomų, kaip pirmais ir minėjau, tai yra ausų cypimas, užgulimai ir panašiai. Jeigu visą tai ignoruosim, tai problema ji didėja, tai yra apima viską tokias struktūras, tai kaip ir minėjau, galbūt pradžioje tiesiog yra dantų dilimas, vėliau didėja raumenų įtampa ir kada problema nueina iki to, kad, sakykime, jau turim problemų su sąnariu, tai yra sąnario dilimai, tai pats gydymas jisai reikalauja didesnių rato specialistų ir automatiškai didėja gydymo kaštai. Tai jeigu mes pradžioje galim išsisukti su tam tikra profilaktika, pratimais ir panašiai, tai kitu atveju mes turim jau savo komandai pagalbos, tai yra, sakykime, bent jau kineziterapeutas, odontologas, žandikaulių chirurgas, tam tikrais atvejais netgi dalyvauja psichoterapeutai, jeigu mes turim kažkokių psichosomatinių dalykų ir panašiai. Aš patarčiau žmogui, tai yra nedelst, nes aš patiem pacientams sakau, jeigu reikia kito gydytojo konsultacijos, tarkim, žandikaulio chirurgo, tai aš rekomenduoju geriau jau užsiregistruokim, jeigu taip nutiks, kad nebeskaudės, atrodys, kad viskas susitvarko, tada tiesiog atšauksit kuo greičiau vizitą ir viskas. Kiek esu matęs, kiek šiaip matau pacientų rate, dauguma pacientų yra linkę kentėti. Kentėti. Praeitoj savaitėje netgi turėjau tokį atvejį, kur žmogui problema trunka 3 metus. Prieš 2 metus gavo rekomendaciją apsilankyti pas kineziterapeutą ir apsilankė tik tai praeitoj savaitėje. Ir sekančią dieną gavau iš paciento atgalinį ryšį, kad nebeskauda, nebėra tokio žandikaulio užstrigimo ir panašiai. Tai žmogus tiesiog 3 metų galvojo, ką daryti, vietoj to, kad tiesiog ateiti ir susitvarko problemą, sakykime. Tai aš linkęs būčiau rekomenduoti tiesiog bet kuriuo atveju, ar tai būtų žandikaulio problemos ar kitos sveikatos problemos. Geriau kreipkimės, kaip mano tėvai kažkada yra sakę, tokie posakį, galvos nepramuš, viskas bus gerai. Aš manyčiau, gal didžiulio iš esmės skirtumo nėra, ar pirmiau pas kineziterapeutą ar pas odontologą. Be abejo, jeigu žmogus, kaip ir pradžioj šnekėjom, jaučia kažkokius danties skausmus, tai logiška, gal kineziterapeutas neišspręs, sakykime, odontologinių problemų, bet jeigu žmogus jaučia kažkokią raumenų įtampą, jog neina plačiai, sakykime, išsižioti ir panašiai, tai aš manyčiau, gali iškart keliauti ir pas kineziterapeutą. Aš iš savo praktikos dažnu atveju esu linkęs kišti nosinį į savo reikalus, tai yra, jeigu aš matau kažkokias galimas odontologinės problemas tiek, kiek pats suprantu, aš visą laiką žmogų nukreipsiu, rekomenduosiu, kad žiūrėkit, dėl šventos ramybės pasižiūrim tą ir tą, sakykime. Taip, labai aišku priklauso nuo konteksto. Jeigu širdis jaučia, kad turim kažkokią odontologinę bėdą, tai tada pas odontologą keliaujam. Jeigu jaučiat, kad kažkas galbūt su raumenim, kažkokia įtampa, tai gali padėti ir kineziterapeutas. Kada pacientai ateina pas mane į pirmą vizitą, aš visą laiką esu linkęs pacientą informuoti, kaip mes maždaug dirbsim. Ir aš visą laiką pacientam pasakau, kad mūsų darbas turėtų atrodyti toks tarsi vykstantis pakopom. Tai mes visuomet pradedam nuo paprasčiausios pakopos, pigiausios ir greičiausios, tai yra mankšta kineziterapija. Tai žmogus gali tą pačią paskirtą mankštą daryti namie. Tada pacientą informuoja, kad kada mes pradedam kineziterapiją, mėnesis laiko, pirmasis mėnesis, jo metu turi pacientui savijautą gerėti. Jeigu savijauta lygiai tokia pati, skauda, nepatogu, kažką sukasti ir panašiai, tada sekanti pakopa yra odontologas. Tai rekomenduojama pacientui nueiti pas odontologą, kad jisai padarytų sąkandžio kontrolę, bendrą apžiūrą, reikalą esant pagamintų individualią kapą. Sekanti pakopa gali būti veido ir žandikaulių chirurgas, jeigu turim įtarimų, jog turim sąnario kažkokį uždegimą. Tai dažniausiai tas darbas iš mano pusės, ką aš matau, jisai vyksta pakopom,
kad ir žmogui būtų kuo aiškiau, kad nebūtų toks chaosas, nueik ten, nueik ten, nueik ten. Reikėtų atkreipti dėmesį į vadinamą švenčiausią trejybę, tai yra mityba, miegas ir fizinis aktyvumas. Tai fizinis aktyvumas be abejo neturėtų būti metus du nesportavau ir dabar einu štangas kilnot, tai užtenka paprasčiausio greitesnio pasivaikščiojimo. Mityba tai vėlgi kuo daugiau naminio maisto, o miegas tai jis turėtų turėti tam tikrą režimą, sakykime. Tai yra ne kad porą naktų jau miegoti pirmą nakties ir sekančią savaitę likusią, sakykime, 8 vakarą, turėtų būti tam tikras režimas. Nes tada mūsų nervinė sistema būna atsparesnė stresui, kuo mes atsparesni stresui, tuo mažiau raumenų įtampų. Tai čia vienas dalykas. O kalbant jau grinai apie tokią jau pačią profilaktiką, ką ir patiem pacientam dažnu atveju rekomenduoju, kada mes jaučiam kažkokią žandikaulio skausmą, įtampą, reikėtų bent kokį mėnesį pusantro laikytis tokio, sakykime, tausojančio režimo. Tai aš rekomenduoju bent mėnesį pusantro vengti labai kietų ir amortizuojančių maisto produktų. Tai tikrai nereikia pulti blenderiuoti viską, tik sriubas ir kotletus, bet bent jau privengti įvairiausių keptų duonų, riešutų, vytintų mėsos produktų, kramtomųjų gumų, guminukų. Antras dalykas, ką aš dažnu atveju rekomenduoju, tai kiek įmanoma labiau venkim maksimalių įsižymų. Ir aš tikrai nekalbu apie tai, kad dabar nežiovaukim ir laikykim žandikaulį. Tikrai galima eiti pas odontologus, jeigu reikia žiotis. Tik reikėtų vengti plačių įsižymų, kai reikia labai kažką atkasti. Tai čia aišku visokie mėsainiai, kur tikslas yra kuo daugiau apžiota, ne? Tai reikėtų arba bent jau pradžioj pasipjaustyti, mažesniais kąsniais kąsti ir panašiai. Ir trečias dalykas, mano galva pats svarbiausias, tai yra vengti žalingų parafunkcinių veiksmų. Tai čia dažnu atveju pacientai sako, apie ką mes šnekame, ne? Tai aš tikrai rekomenduoju kuo mažiau kramtyti lūpas, nes kada mes čia turėjom tokią atšiaurę žiemą su -20 ir panašiai, tai dauguma pacientų atėjo ganėtinai stipriai apkramtytom lūpom, nes jos šerpetoja ir panašiai. Tai kuo mažiau jas kramtyti, kuo mažiau jas laižyti, nekramtyti žandų vidinių dalių, kuo mažiau kramtyti nagus, naguoteles ir panašiai. Nes tai vėlgi, tai yra savotiškas toks nebylus kūno būdas kažkaip tvarkytis su patiriamu stresu. Tai va tokių įpročių reikėtų kuo daugiau privengti.